gruodžio 21. Kas yra vertas? Apreiškimo knyga 5 skyrius 2 eilutė. Mylimieji, suprasdami tai, kad Dievas iki šiol laiko mus vertais pažvelgti į jo plano ritinį, kurio antspaudą atplėšė mūsų palaimintasis viešpats Jėzus, liūtas iš Judo giminės, įrodykime, kad mes verti įsigilinti į jį ir skaityti apie nuostabius jo įstatymo dalykus, būdami visada ištikimai paklusnus ir lojalūs tiems įstatymams visuose dalykuose. Stenkimės įvertinti šią didžiąją privilegiją, kad esame paskaityti vertais dalyvauti šioje palaimintoje tarnyboje, atspindėdami dieviškos tiesos šviesą. Parodykime, kad esame ypatingos vertės brangakmeniai, tikri deimantai, kurie nuoširdžiai priima ir puikiai perduoda kitiems tiesos šviesą, ir ištikimai atlaiko sunkiausias atakas, kurias Dievas gali leisti, kad ant mūsų ateitų. Nes jei šiuose mažuose dalykuose išliksime ištikimi, tai atitinkamų laikų būsime paskaityti vertais, būti kartu su Kristumi galioje ir didelėje garbėje. Mūsų teksto klausimas yra apie tai, kas buvo vertas tapti aiškintoju ir Dievo plano vykdytoju. Stiprus angelas užduodantis šį klausimą simbolizuoja įstatymo sandorą, kuri per visą žydų amžiaus laiką nerado nei vieno verto, kad taptų aiškintoju ir Dievo plano vykdytoju. O bijantis Dievo liūdėjo praeitame ir dabartinėme amžiuje, nes įstatymas parodė, kad visa žmonija yra nuodėminga. Tegul būna palaiminta mūsų Dievo malonė, kadangi jis savo išminties, teisingumo, meilės ir galios dėka surado mums gyvybę šaltinį, veikianti per Jėzų Kristų avinėlį, užmuštą dar prieš pasaulio sukūrimą. Šis galingasis tarp Dievo žmonių vadų ne tik įvykdė kiekvieną teisingumo reikalavimą, tobulai saugodamas visus jo įsakymus ir prisiimdamas ant savęs bausmę už Adomą ir jo visą giminę, bet taip pat išpildė kiekvieną meilės pasiūlymą, pilnai išnaudodamas kiekvieną aukos galimybę. Jis yra vertas, taip, jis yra nuostabus. Klausimai: kuo buvo man Kristus šią savaitę? Kaip, kokie buvo rezultatai? Kas yra vertas? Apreiškimo knyga 5 skyrius 2 eilutė.